sveikučiai. Mano vardas Vireta, tai mano dvasinis vardas. Ir aš vairuoju, todėl truputėlį žiūrėsiu į kelią daugiau negu į kamerą. Bet labai noriu pasidalinti, kas čia nutiko man dabar važiuojant, ir toks jausmas neapsakomai malonus, švelnumo, ramybės, tokio tikėjimo, pasitikėjimo, žinojimo jausmas mane apėmė. Aš prisiminiau dalykus iš praeities savo, kaip aš gyvenau, ką aš nuveikiau gyvenime, kokie buvo mano užsiėmimai, mėgstami. Ir aš dabar suprantu, kad aš šitos patirties nebenorėčiau patirti. Ir iš tiesų tai nėra joks blogis. Tai yra tai, ką aš turėjau patirti. Nors iki tos sąmonės pabudimo, širdies atsiverimo, to etapo, iki kol aš atėjau, aš apie savo praeitį dažnai pagalvodavau, kad tikrai kokia ten buvo ji ir kad aš tikriausiai nebegalėčiau būti laiminga dėl to, ką aš nuveikiau toj praeitį. Bet dabar aš žinau, kad iš tiesų tai buvo tik tai patirtis, tai buvo įvykiai, kuriuos aš patyriau ir aš jų nebenoriu patirti ir aš pasirinkau kitokią patirtį, tai ir kitokius veiksmus atlikti pati, gyventi kitose energijose, kitose vibracijose. Ir iš tiesų tai yra visiškai realus dalykas. Tiesiog be kaltės, be kažkokios nuoskaudos, gailesčio, palikti tai, kas nebetarnauja ateičiai, palikti praeičiai. Ir iš tiesų tas išsilaisvinimo jausmas yra tikriausiai pats nuostabiausias, kurį aš per savo gyvenimą patyriau. Ir tai yra iš tiesų pasiekiama kiekvienai sielai Žemės planetoje gyvenančiai. Tiesiog, jei kažkas jau kviečia, jei atrodo kažkaip, kad norisi kitaip nei buvo, norisi pasirūpinti savim, kad ir kaip ilgai galbūt savim nesirūpinot, o gal ir trumpai. Čia iš tiesų bet kokiame amžiuje šitas širdies atverimo procesas, sąmonės plėtimas, jisai realus ir įmanomas. Ar tai jaunesnėm sielom, žmonėm, nes sielos iš tiesų gali būti ir labai patyrusios jau gyventi tose kūnuose daugybę gyvenimų jau nugyvenusios ir galbūt kažkokias patirtis, kurias turėjo patirti neigiamas, jau yra patyrusios ir praeituose gyvenimuose. Todėl galbūt dabar tiesiog nedaug tų akimirkų neypatingai, sakykime, džiuginančių teko situacijų patirti. Tai, bet galų gale yra ir sielų, kurios galbūt jau ir tikrai daugiau nugyvenusios. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad jos į savo šito įsikūnijimo pabaigą negalėtų prisiminti esančios dieviškos sielos ir pabaigti šitą įsikūnijimą tose kūnuose, kad ir jau daugiau nugyvenusiuose, bet be jokios abejonės tai kad jie žmonės, sielos prisimintų šitą esančios dieviškomis sielomis, tai ir kūno iš tiesų galimybės ir sveikata taip pat irgi pagerėja ir netgi tikrai dar galėtumėt pagyventi ir pasidžiaugti gyvenimu, nes kaip čia pasakyti, iš tiesų tiems, kurie prisimins, pradės savim rūpintis, savim ir kitais, savim ir planeta, viso kas gyva ant planetos, mūsų Žemė. Ir bus pridėta ir metų, ir sveikatos. Tai patirti šitą dievišką palaimą iš tiesų, kaip tik šiandien aš ir pagalvojau, dar tas jausmas palaima, jį įmanoma pajausti dabar Žemės planetoje didelį dalį žmonių, nes planeta bunda, būdina
sielos, kurios turi planuose savo pasižadinimą, pasibūdinimą šitą, taip vadinamą, perėjimą ar pakilimą pereiti. Todėl eikit drąsiai, keiskit, nebijokit pokyčio, nebijokit palikti to, kas buvo praeitį, nebijokit, nes į tą vietą, ką jūs paliksit, visada ateis tikrai geresni dalykai. Nes karminis mūsų gyvenimas ir karminiai patyrimai, jie be jokios abejonės turėjo ir teigiamų, ir gražių momentų, nes kitaip mes nebūtume galėję išgyventi. Tačiau didžiai dalį žmonių, aš manau ir aš žinau, ir aš pati tai patyriau. Didesnę dalį savo gyvenimo mes gyvename galbūt ne itin malonėse emocijose, jausmuose, būsenose. Bet viską pakeisti yra jūsų rankose kartu su Kūrėjo pagalba, nes Dievas visada su mumis, jeigu mes su juo. Čia kaip aš visada ir sakau, bet kokiu atveju, bet kokiam bendravimas ir abipusė pagalba, abipusis sutarimas ar draugystė galima tik tai tada, kai jūs draugaujat. Jeigu jūs norite su žmogum draugauti, jūs jam skambinat, rašot, aplankot, kalbate su juo. Tas pats yra ir su mūsų Kūrėju, ir su mūsų angelais, kurie su mumis dalyvauja gyvenime mūsų, jeigu mes su jais pradedam bendrauti. Taip mūsų šitos aukštesnėsios jėgos, kurios mums galbūt dabar plika akim nematomos, bet jas manoma pajausti. Todėl labai aš linkiu jums pokyčių jūsų gyvenime ir tikėti savimi, kad jūsų širdise yra šviesa, yra meilė, kuri gali jūs išvesti į nuostabias erdves, į nuostabias energijas, būsenas, vibracijas, jausmus, į begalinį džiugesį ir grožį gyvenimo. Aš pabandysiu jums parodyti, kaip čia gražiai dabar tas kelias pas mane matosi, kuriuo aš važiuoju. Štai kokie debesis, kaip viskas gražu. Ir štai aš čia dabar, įsistatysiu vėl telefoniuką, pabaigsiu savo šitą įkvėpimo apimtą žinutę, kurią labai norėjau pasidalinti su jumis. Nuostabios planetos Gaja gyventojai, nuostabios sielos. Linkiu jums